Taigi pradėsime šio vakaro meditaciją. Kas klausys įrašo namuose, kas dabar. Taisykite patogiai. Jeigu sėdite, sėdėkite. Jeigu gulite, gulėkite. Užmerkite akis. Palaiduokite. Šiandienos tema meditacijos bus apie laisvę, kadangi yra sausio 13, Lietuvai svarbi šventė, susijusi su laisvė, su laisvės iškovojimu, atstovėjimu. Mūsų meditacija bus laisvė. Laisvę gyventi savo širdimi, nepaisant nieko. Tyrinėsime kelias laisvės formas, kaip tai mato ir jaučia gyvūnai, kas yra nelaisvė. Bus pakankamai jautru ir gilu, todėl atsipalaiduokite. Padėkite visus darbus, mintis, dalykus į šoną. Ir po truputėlį pro nosį pradėkime kvėpuoti. Giliai įkvėpkime ir iškvėpkime. Giliai įkvėpkime. Su kiekvienu įkvėpimu įkvėpiame švarios tyros energijos. O su kiekvienu iškvėpimu iškvėpiame tai, kas jau atitarnavo, kas nereikalinga. Viską paleidžiame. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Giliai įkvėpiam ir iškvėpiam. Ir dar kartą įkvėpiame švarios tyros energijos ir iškvėpiame viską, kas nereikalinga, kas jau atitarnavo. Telkime savo dėmesį, jausmą į pėdas. Pajauskime pėdas, blauzdas. Pajauskime kelius, šlaunis. Pajauskime pilvą, nugarą. Krūtinę pajauskime, kaklą. Pajauskime kairę ranką, dešinę. Delnus pajauskime, pirštus. Pajauskime savo kaklą, viršugalvį, ausis. Ir galiausiai pajauskime visą savo kūną. Pajauskime, kaip jisai vibruoja, kaip skamba. Pamatykime, kaip iš viršugalvio per mūsų galvą įeina du aukso spalvos kamuoliukai. Visur, kur jie po mūsų kūną keliaus, ta vieta atsipalaiduos ir pasiners visišką atsipalaidavimą.
Taigi jauskite, matykite, kaip šie šviesos kamuoliukai keliauja per jūsų galvą, ausis, kaktą, pečius, keliauja per jūsų rankas, delnus, keliauja jūsų krūtine ir nugara žemyn. Keliauja pro jūsų pilvą, stuburą, kiekvieną vietą atpalaiduodami pilvą, nugarą, rankas, galvą. Šios kūno vietos jau visiškai atsipalaidavo. Kamuoliukai keliauja toliau. Palaiduoja šlaunis, kelius, blauzdas, pėdas. Ir pro mūsų pėdas iškeliauja ir išnyksta. Dabar pajauskite visą savo kūną. Jis yra visiškai atsipalaidavęs, ramus. Ir savo galvos viršugalvio pritaisykite, pamatykite balionų ir kiekvieną nereikalingą mintį, viską, kas nereikalinga iš savo galvos, pririškite prie šių balionų ir pamatykite, kaip grakščiai dangumi pagauti vėjo jie išnyksta iš jūsų horizonto, iš jūsų akiračio ir iš jūsų galvos. Dabar ne tik jūsų kūnas, ir protas, galva yra visiškai nurimę, atsipalaidavę, pasiruošę leistis giliau. Pabūkite kelias akimirkas, jausdami savo kūną. Po truputėlį leisimės toliau, būdami visiškai ramūs, atsipalaidavę, be minčių. Įsivaizduokite, kad esate ten, kur aplink labai daug smėlio, medžiai tropiniai, vanduo, vandens rezervuarai. Įsivaizduokite Afrikos gamtą. Ir joje pamatykite liūtą. Matykite priešais save liūtą. Savo vaizduotės pagalba įeikite į šį liūtą, tapkite juo. Pamatykite savo letenas, vieną kitą leteną. Susukit pasižiūrėti uodegą. Pajauskite, kaip plaka liūto širdis. Kokia sklinda jėga griausminga iš jo. Pajauskite. Ir pabandykite įsivaizduoti, kaip jaučiate, matydami aplinką, gamtą, būdami liūtu, matydami bekraščią jūrą,
miškus, slėnius, visur, kur jūsų liūto akis be pasisuktų, jūs matote plačią erdvę. Pajauskite ją savo, kaip jaučiasi liūtui, jausti tą visą erdvę. Bandykite įsivaizduoti, kaip bėgate. Bėgate būdamas liūto pakrantę, paliečiat vandenį, bėgate arčiau medžių. Kokia visur laisva erdvė, kokia jūsų vidinė būsena būnant liūtu. Pajauskite tą laisvės erdvę, tą pojūtį, kad galite eiti bet kur, daryti bet ką. Pabandykite sustoti bėgti ir tiesiog atsigulkite ten, kur stovite, būdami liūtu. Ir pajauskite, kaip gera liūtui yra. Kada užsimanė, kada jisai prigulė pagulėti. Pasiraižė, nusižiovavo, bet visa laiko erdvė, atviras dangus, horizontas liko. Užfiksuokite tai, tą laisvės pojūtį, tą liūto laisvumą, sustoti, kada jisai nori, tiesiog pamiegoti. Pastebėkite, kad žemė jo nori, nebuvo jokios pašalinės minties. Ar jis gali tai padaryti? Ar turėtų tai daryti? Ar reikėtų tai daryti? Ar yra tinkama vieta čia prigulti? Viso to nebuvo. Jis užsimanė, pajautė savo kūno poreikį, prigulė, pasirąžė, pasiraitė, sužiovo ir atsipalaidavo, jausdamas viską, kas yra aplink. Tuo pačiu ilsėdamasis tada, kada nori. Dabar įsivaizduokite, kad liūtas užmigo ir tarsi sapnuoja, jums išlenda naujas vaizdas, tarsi liūto sapnas. Ir įsivaizduokite tą patį liūtą, atsirandantį zoologijos sode, kad ir Kauno zoologijos sode, mažame aptvare, be miškų, platybių, mažas aptvaras, tvoros. Pamatykite liūtą dabar, jo letenas, uodegą. Matykite visur esančias tvoras. Ir pajauskite, kaip dabar liūtui jaučiasi. Kaip į tą erdvės pojūtis jam dabar jaučiasi. Ar jis dabar gali aprėpti savo pojūčių visą horizontą.
kiaurai namus, kiaurai pastatus, kiaurai tvoras. Ar visgi jaučiasi, tas horizontas yra užspaustas? Suspaustas į labai ploną erdvę, į jo aptvarą. Pajauskite, kaip dabar liūto energiją pabandykite pabėgti kur nors. Jūsų aptvaras yra apvalus, todėl bėgate tik tais ratu, labai mažu atstumu. Taip pat nustojate bėgti, nes nebėra to pojūčio, tos laisvės, tos erdvės, besikeičiančių vaizdų, medžių, menų, gamtos, smėlių. Visą tai suspausta į mažą aptvarą, kuriame dabar esate. Pajauskite, kokia yra gauta dabar būsena, energija, ar jisai toks pats energingas, įkvėptas, švitrus, koks buvo prieš tai, ar be jėgų, aptingęs, tiesiog bėgantis tuo ratu, einantis tuo ratu, kol galiausiai net nesinori niekur eiti. Pajauskite, kokia tinginystė, apatija, beprasmybė jaučiasi iš liūto dabar. Jis atsigula ant žemės, pasirąžo, nusižiovauja ir užmiega. Dabar įsivaizduokite žmogų, kokį nors veikėją, galbūt iš kokio nors mėgstamo filmo, teatro. Įsivaizduokite, kad jūs esate tas žmogus, esate savo namuose, jūsų namai gamtoje, aplink matote medžius, vandens telkinuką, šalia laksto šuniukas, katytė. Jūs gyvenate namūkyje, išeinate į lauką, pajauskite save, stovinti lauke, matanti gamtą, gyvūnėlius. Šis žmogus atsikelia rytais, paskaito knygą, pasportuoja. Tik įsivaizduokit viską, ką sakysiu. Jo dieną pasportuoja, pabendrauja su vaikais, savo antrą pusę, šypsosi, džiaugiasi, dūksta su vaikais. Sportuoja įkvėpdamas, kupinasi įkvėpimų, sutvirtinti kūną, jaustis energingu, įkvėptu.
to keliauja prie savo suplanuotų darbų. Jisai turi svajonių, tikslų, kažką įgyventi, kažką tai sukurti, kažką gražaus padaryti pasaulyje, padėti žmonėms, suteikti jiems džiaugsmo, malonumo, laimės. Jisai kimba į darbus, ieško kaip juos padaryti, kuria, mėgaujasi. Kartais susierzina, nuliūsta, pasimeta. Panašiai kaip vaikas nerandantis sprendimų, nerandantis išeities. Galbūt net pasikeikia, atsidūsta. Bet širdyje vis tiek nori padaryti tai. Kaip vaikas griūnantis ir vėl atsistojantis, bandantis važiuoti dviračiu, vėl griūnantis ir vėl kylantis. Tęsia savo darbus toliau, paskui harmoningai sustoja, eina pailsėti, pasivaikščioti, įsikabina medį, ne žodžiais, o jausmais, jaučiame su medžiu, su motulė žemė ryšį, jaučia erdvę aplink save, motulė žemė šaknis, dangų. Pasivaikšto, pasvajoja, pasikalba su jam brangiais žmonėmis, draugėmis, draugais. Ir po to grįžta prie savo darbų vėl kimba į darbus, vėl kuria, leidžia, bando, klysta, griūna, kažkas pavyksta, kažkas pasako gerą žodį apie jo kūrybą, suteikia jam džiaugsmą įkvėpimą. Baigęs visus darbus, jis pabūna su šeima, padūksta su vaikais, pajuokauja. Šis žmogus myli gyvenimą, jaučiasi įkvėptas, įkvepia prie kitus. Turėdamas laisvo laiko, pabendrauja su savo draugais, bendraminčiais, pabando juos įkvėpti savo įkvėpimu, pasidalinti kas geriausia. Pasimoko, galbūt pažiūri kokį serialą, skaniai pavalgo ir eina miegoti, patogiai lovoje. Užsimerkia, jaučiasi labai laimingas. Įsivaizduokit, kad šis žmogus užmiega ir tarsi einame į jo sapną. Kuriame jis atsibunda iš lovos, vos tik tais prasimerkia, jį užpuola mintys, jo minčių kalėjimas. Mintis pradeda atakuoti jį. Kaip čia padaryti dalykus greičiau, iš ko man reikės išgyventi, iš ko man reikės sumokėti atlyginimus, iš ko man reikės gyventi, valgyti, išlaikyti šeimą, artimuosius draugus. Kas bus, jeigu aš nesugebėsiu, jeigu man nepavyks, jeigu tai, ką aš kuriu, niekam nereikalinga.
Jeigu visa tai beprasmiška, ryto niekas nepirks, jeigu man nepavyks. Aš jau taip pavargau nuo tų nesėkmių. Ir panašios mintis pasitinka šį žmogų. Vos jisai prabunda, pradeda skaudėti galvą nuo pat ryto. Jis išgeria kavos, arbatos, skrolindamas telefoną, bandydamas nusiraminti, kažkur padėti savo mintis. Bet jos vis tiek toliau atakuoja, neleidžia nurimti. Tu bandai paskrolinti, tuo metu, kol skrolini, tol tavo mintis pasitraukia, bet vos vėl baigi, tave pradeda griaužti sąžinės graužatis, kad tu nieko doro neveiki, kad tavo situacija gyvenimo yra prasta, kad tu turi kažkaip tais lipti iš to krapštytis, bet nežinai kaip, jau daug kartų bandai. Kitiems sekasi, o tau ne. Ir vėl panašios mintis jį atakuoja. Ir jis net nepastebi, kad arbatą jau išgėrė. Arba kavą, net nepajautęs jos skonio. Dienas lenka toliau. Jisai prisėda prie kažkokių tais darbų, bando juos daryti, bet jam nėra aišku nei ką daryti, nei kodėl daryti, nei kaip tai daryti. Viskas atrodo beprasmiška, daryta, bandyta. Tos visos mintis jie atakuoja dar labiau. Jo būsena neviltinga, pasimetusi, pavargusi, kūnas pavargęs, siela pavargusi, nėra ryšio su ja. Bet žmogus toliau bando daryti darbus, kažką parašo, kažką pabando, bet įkvėpimo tame nėra, dienas lenka toliau. Tu pabandai susitikti su draugais, pasikalbėti su savo antra pusė, bet tas pokalbis nesidėlioja, nes tu vis dar galvoji apie tas negatyvius dalykus savo galvoje, kaip yra viskas neteisinga, kaip tau nepavyksta, ko tu neturi, kad nesi patenkinta savo antrą pusę, kad nesi patenkinta savo darbais. Ir dėl to pokalbis su draugais, su antra pusė nesiriša. Kažko prasmingo neįgauni, šiltų emocijų įkvėpimų, dienas lenka toliau. Tu bandai pasportuoti, pajudėti, kažkiek tos mintis prasisklaido, kol tai darai. Ir tik tais pabaigus, tas juodas minčių debesis, minčių kalėjimas, vėl užeina. Tavo būsena vėl grįžta ten pat, kol galiausiai tu nematai prasmės net ir sportavime. Taip diena eina į pabaigą. Visos dienos eigoje tu rūkai, valgai, galbūt net persivalgai, gal net išgeri. Ieškai visų būdų, kaip tik tais užgesinti tą triukšmą savo galvoje, tą debesį. Bet deja tau nepavyksta. Dienas lenka toliau ir net nueini miegoti su to savo debesiu, su triukšmu.
su minčių kalėjimu. Atsikeli ir vėl viskas iš naujo. Vėl negatyvios mintis. Ir šis ratas, primenantis liūto zoologijos sode ratą, kai erdvė yra suspausta liūto į mažą narvą, tavo erdvė suspausta į galvą. Esi nelaisvė. Bet taip pat tu gali tai paleisti. Ir grįžti į tą erdvę, kai liūtas jautė visas platybės, jautė laisvę. Laisvę eiti kur nori. Laisvę jausti vandenį, miškus, smėlį, visą platybę, visą horizontą. Bėgioti, užmigti tada, kada nori, kur nori. Būti laisvė ir tuo pačiu viską jausti. Kaip ir žmogaus pavyzdys, kuris nuo pat ryto atsikėlė įkvėptas. Nebuvom savo minčių kalėjime. Jautėsi įkvėptas savo darbų, gyvenimo, kūrybos, savo laisvę, kurią jisai pats kūrėsi. Laisvę pirmiausia nuo savo minčių, trukdančių pamatyti, kaip gerai, įkvėptai ir nuostabiai mes gyvename. Trukdančių pamatyti visą grožį, laimę, nuostabumą, gyvenimo dovanas, kurias gauname. Jaustis įkvėptų, galėdamas kurti, dalintis, bendrauti, padėti, gauti pagalbą. Tai daryti atvira širdimi, atviru protu, jaučiant ryšį su savo siela, su savo protėviais, motulė žemė, kūrėjų, visą kūrinį. Tai buvo kelios laisvės formos pastebėti, pajausti skirtumą ir pasirinkti, kuri perspektyva, kuris kelias, link kurio nori eiti. Viską, ką patyrėte, tegu lieka jūsų atmintyje. Visi suvokimai, pamatymai, pajautimai, pastebėjimai. Aplanko, prisimena apie save tada, kai jums labiausiai to reikės. Po truputėlį įsivaizduojame, kaip grįžtame į savo kūną, pajaučiame save savo kūne, pajaučiam galvą, rankas, kojas, nugarą, krūtinę, pajaučiame visą kūną, pajaučiame kietą pagrindą, ant kurio sėdime arba gulime. Ir po truputėlį, kai būsime pasiruošę,
Pajudinkime kojų pirštus, rankų pirštus. Švelniai pajudinkime kojas, rankas, visą korpusą. Švelniai pajudinkime galvą. Jeigu norisi, pasirąžykime. Ir kai būsime pasiruošę, galėsite atsimerkti ir sugrįžti šią akimirką.